Šilumos siurbliai yra vienas iš labiausiai populiarėjančių atsinaujinančios energijos šaltinių. Šilumos siurbliai paima energiją iš aplinkos ir panaudoja ją pastato šildymui bei aušinimui. Viešbutis Nidos jau dirba 10 metų kaip viešbutis ir praeitais metais gavom leidimą viešbučio rekonstrukcijai įrengti dar papildomai 7 apartamentus. Truputėlį kitokio lygio tie apartamentai, gal truputėlį bus aukštesnio lygio, todėl ilgai ieškojom šildymo alternatyvos. Kadangi šitie apartamentai yra skirti pardavimui, tai yra kiekvienas apartamentas įgys savo naują šeimininką, be abejonės norim sukurti komfortą naujiesim savininkam apartamentų, kad jie būtų patogus valdyme, galėtų nuotoliniu būdu valdyti, stebėti savo valdomus apartamentus, užtikrinti kažkokį tai saugumą žiemą. Kadangi neturim stabilumo su dujų tiekimu, o alternatyvos Nida neturi, tai ir elektros šildymas, kuris ir pakankamai brangus, pasirinkom šilumos siurblius, oras. Pagal pateiktos įmonės paskaičiavimus tai turėtų būti keletą kartų pigiau. Šilumos siurbliai oras kaip šilumos šaltinį naudoja lauko orą. Jie paima energiją iš lauke esančio oro ir perduoda ją į patalpas. Šilumos siurblius pasirinkom taipogi ir dėl interjero sumetimų, sakykime, tai neatsiranda kažkokie papildomi išoriniai radiatoriai, kas būtų reikalinga papildomas įvadas, inžinerika nauja ir, sakysim, taipogi, kas nepuošia skaitau interjerų. Šiuo atveju mes sutaupėm ant nereikalingų vamzdynų vedžiojimų ir ant interjero. Palangoje turim pasistatę nedidelę poilsinę, 180 kvadratų, poilsio paskirties pastatas, kur taipogi įmonė pastatė analogišką šilumos siurblį, oras. Ir ženkliai sumažėjo elektros sąnaudos. Praškai žiemos metu mes taupom kažkur 4-5 kartų. Šie šilumos siurbliai pritaikyti veikti šiaurinio klimato sąlygomis, ten, kur daug sniego, ledėjimo ir vyrauja žemos temperatūros. Todėl šie siurbliai puikiai veikia ir lietuviško žiemos sąlygomis. Yra pristatytas 4. aukštas, kuriame nėra nei radiatorių, nei grindinio šildymo. Tai yra grinai oras šilumos sistema. Lygiai taip pat šilumos sistema vasarą bus naudojama kaip kondicionavimo sistema, tai žodžiu vėsins, ar pavasarį, žodžiu, valys orą, kadangi žiedadulkės. Švarus ir šviežias oras yra labai svarbus norint sukurti sveiką aplinką žmonėms. Šilumos siurblio filtrų sistema ypač efektyviai iš oro pašalina nemalonius kvapus, virusus, bakterijas, alergenus ir dulkes. Šilumos siurbliai oras, kurie yra sumontuoti viešbute, bus naudojamas nuotolinio valdymo būdas. Žodžiu, šilumos siurbliai galės vasaros metu atsivėsinti, žiemos metu šildytis. Lygiai taip pat galės nuspręsti, kokią nori temperatūrą. Tai jeigu žmonių nebus šiuose apartamentuose, tai galima laikyti, pavyzdžiui, +10 temperatūrą. Tai šiuo būdu bus labai daug sutaupoma ir pasiekiamas labai aukštas ekonominis rezultatas. Pasirinkus energijos taupimo funkciją iSafe, patalpose galėsite palaikyti minimalę 10 laipsnių temperatūrą. Tai ypač aktualu vasarnamiams, poilsio namams, sodo nameliams ar kitoms patalpoms, kuriuose nėra pastoviai gyvenama ar dirbama.